rytas arba laba diena visiems susirinkusiems, minėjau, jaunimui gal dar vis dar rytas labiau, šiek tiek vyresniems jau visiškai dienojus diena. Tai smagu matyti visai nemažai susirinkusių alytiškių, iš visų amžiaus grupių ir gal smagiausia man asmeniškai matyti tiek jaunimo. Ir dar jaunimo sėdinčio auditorijos priekyje, kad mes paskutinę akimirką sugalvom, kad vis dėlto vaikinų jaunimas, į kurį krypsta visų akis, bent šiame renginyje. Taigi, mano vardas Rytis Valūnas, esu miesto Alytaus Valūnė iniciatyvos atstovas ir narys, ir kartu būtent Alytaus Valūnė bendruomenė kartu su iniciatyva Žinau ką renku organizuoja šį renginį. Tai būtent apie bendradarbiavimą su jaunimu, kuriant Alytaus ateitį, savivaldos rinkimų. Ir šiais metais, kaip niekada anksčiau, dalyvauja būtent rinkimuose, ko gero didžiausias skaičius jaunimo, sėdinčio šalia. Ir manęs, tai dėl to tai mes turbūt džiaugiamės ir manome, kad šita diskusija reikalinga. Prieš pradedant pačią diskusiją debatus, aš paaiškinsiu taisyklės, bet prieš tai padarant ir užžengiant prie klausimą, aš norėčiau pakviesti taip pat Alytaus Valūnų atstovę Robertą Burinskaitę aptarti sveikinimą įžanginį žodį. Aš pasinaudosiu mikrofonu, čia jis man visai vietoj, tai labas rytas ir aš norėjau sakyti iš tiesų laba diena visiems. Pirmiausia, tai noriu pasidžiaugti, kad mūsų organizacinė taktika, mano nuomonė, pasisekė, nes organizuoti tam tikrą renginį, ypatingai politinę temą šeštadienį, norit, sakykit, norit ne, bet yra rizikinga. Bet pasirinkti laiką 1 valandą, kada leidžiame jums išsimiegoti, manom, kad pasiteisino. Matom daug žvalių išsimiegojusių tiek jaunų ir tiek ne. Širdyje jaunų žmonių. Tai tikrai labai džiugu ir tikiu, kad dar kažkas prie mūsų prisijungs, būtent šią gražią progą padiskutuoti debatų temą apie jaunimo vaidmenį ir bendradarbiavimą su jaunimu. Kaip jau Rytis pristatė, esu Roberta Burinskaitė ir man garbė tarti sveikinimo žodį atstovaujant šių debatų iniciatoriams. Tai yra City Alumni Alytus projektui, kuris vienija jaunus ir ne tik, jau čia mes labai mėtamės tais jaunų žmonių apibrėžimu, bet vienijantis asmenys fiziškai išvykusius iš Alytaus, bet ne širdimi išvykusius iš to miesto. Tai yra tuos žmonės, kurie nori kartu su jumis esančiais ir gyvenančiais čia savo darbais, savo kompetencija, žiniomis ir svarbiausia darbai, žinoma, kurti ir gerinti Alytaus miestą. Ši iniciatyva, jeigu kažkam teko girdėti, negalim pasigirti apie labai daug. Ilma Mitkienė, atstovaujantį darbo partiją. Jurgis Krasnickas, Lietuvos socialdemokratų partija. Artūras Galakošis, atsiprašau už tarimą, Adelė Gimšienė, visuomenės reikalų komitetas. Dobulas Kurtinaitis, Tėvynės sąjunga. Vytautas Grigaravičius, visuomenės rinkimų komitetas. Pirmiausia, Gediminas Jegelevičius, Lietuvos. Į atsakymus bus skiriama 1 minutė laiko. Viršyti tikrai negalima, tai būkim kolegiški ir galiausiai taip pat kviečiu atsakinėti garbingai, leisti kitiems pasisakyti, nepertraukinėti, bet tai nedaudžia, aišku, replikuojant savo kalbose, pastebėti, kas buvo sakyti, kas buvo žadėti kitų kandidatų. Taigi, pradedame. Pirmas klausimas, būtent kandidatams į miesto merus. Ir jūsų priešakyje turėsim būtent laikmatį. Tai būtent pirmas klausimas, kaip patys kandidatai vertina savo gretų rinkimuose dalyvaujančio jaunimo potencialą, kuriant Alytaus ateitį. Ir pagal susiskirstimą, tada ne visus prisimenu skaičiukus, bet... Pirma partija Tvarka ir teisingumas. Čia iš vietos turbūt. Turbūt iš vietos studentiškai.
Matot, iš tikrųjų, burtai labai teisingai parodė. Aš esu jauniausias kandidatas, todėl pirmas ir pasisakau. Kitas momentas, tas vienetas lydi mane ir gyvenime. Kovo 1 per rinkimus mano gimtadienis. Taip pat esu partijos sąraše pirmas numeris. Taip, kad manau, būsiu meru. O kalbant apie jaunimą, mūsų sąraše iš tikrųjų yra didelis skaičius jaunimo. Mes esam vieni iš lyderių. Pas mus yra... Mes esam lyderiai. Pas mus yra sąraše kandidatuojančių į tarybą 12 jaunų žmonių. Kaip ir socialdemokratus. Taip, Svarbu ne kiekybė, o kokybė. Realiai, tai nežinau, kaip pasivylime. kuriam dešimtutė. Taip, pirmam dešimtukė yra 2 jauni žmonės. Ir iš tikrųjų mes matom, kad reikia pokyčių. Kaip tik šventės pavasarinės vyksta ir suprantam, kad reikia senus kadrus pakeisti naujais. Todėl mes orientuojamės į jaunimą ir partija irgi iškėlė mane kaip jauniausią kandidatą. Ačiū tada. Toliau antrėlėje. Žiūrėkit, kviečiam. Taip, džiaugiuosi, kad rinkiminėme komitete už Alytų iš 54 jaunimas yra rodantis didžiausią iniciatyvą. Ir mūsų jaunimui už Alytų yra būdingas sportiškumas, veržlumas, iniciatyvumas ir darbštumas. Ta mes jaučiame visos kampanijos metu. Ačiū. Kviečiame Alytaus sąjungos kandidatas. Aš tikrai nekalbėsiu daug, jau matote. Vien vyrai veržiasi į valdžią. O pas mus kaip gėlė sėdė ir sako, mes Aha, tai Alytaus darbo partijos kandidatas. Labai diena. Viena iš tų gėlių, kur Juozas pristatė. Malonu matyti šitą gražią auditoriją. Visų pirma, tai noriu labai padėkoti už gražią jaunimo iniciatyvą, kad tikrai į vieną vietą sukvietė tiek gražaus jaunimo. Aišku, širdyje jaučiuosi labai jauna, jauniausia moteris kandidatė. Aš manau, mane palaikysit. Be abejonės labai gerai vertinu Alytaus miesto jaunimą, ypač darbo partijos jaunimą, kurių sąraše turim kiekvienam penketuke po vieną jauną žmogų. Šiandien negalėjęs atvykti Mantas Zorskas, 24 metai, numeris 5. Manau, tikrai bus tarybos narys ir spręs miesto klausimus. O iš tiesų, manau, kad jauni žmonės tikrai gali įnešti naujų vėjų, naujų idėjų ir be abejonės įnešti ir pasiūlyti tų sprendimo būdų, kurie yra ypač reikalingi miestui ir jaunam žmogui, kurį mes turime išlaikyti Alytaus mieste. Taigi palaikyti darbo partijos kandidatų sąrašą numeris 20 ir Rimą Mitkienę, jauną moterį kandidatę į meres. Ačiū. Tai Alytaus piliečių kandidatas. Na, jaunimo įsiliejimą į politinę veiklą vertinu itin teigiamai. Norėtųsi, kad jaunuolių būtų dar daugiau, kadangi kas ne kas, jeigu ne jie, pakeis miesto įvaizdį, pakeis mus jau nueinančią kartą, bent jau aš save laikau nueinančią kartą. Ir visos kortos yra jums. Išnaudokit tai ir puoselėkit, įgyveninkit tas mintis, kurias turite, kaip pažadinti miestą. Ačiū. Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas. Aš manau, kad mūsų partija yra pavyzdys, kaip yra jaunimo, patirties ir moterų leidinys. Socdemai atstovauja miestą dabar, dirba miestui ir manau, kad padirbėjome pakankamai gerai, pasirengę dirbti, manau, kad neprasčiau. Kai dirbome, kiti dar žada, o mes jau padirbėjome. Ir pinigis nedėliojo, kad jaunimas neapsumuš mūsų rekordo šiuose rinkimuose, nes pas mus buvo Juozas Berleckas, pats jauniausias Socdemas tarybos narys. Tikriausiai čia tokių jaunų nėra. Sėkmės. Jūsų jauniausia kandidatė tikriausiai pakeis jaunesnį.
Ne. Ačiū Jums. Gerai, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų. Sveiki, esu Dobilas. Mūsų komandoje yra 52 kandidatai, iš jų net 8 yra iki 29 metų amžiaus ir dar 8 yra iki Kristaus amžiaus, tai 23. Taip, kad geras trečdalis yra visiškai naujų, jaunų, energingų žmonių, kurie iš tikrųjų kaip banga įsilies. Kodėl mūsų tiek daug? Paprastas atsakymas. Andriui Kubiliui labai teisingai išvairavus Lietuvą iš krizės, jaunimas tiesiog plūstelėjo pas mus. Ir vien 2014 metais pernai į mūsų gretas atėjo 60 jaunų žmonių. Mūsų numeris 3, aš kandidatas į miesto merus Dobilas Kurtinaitis. Sėkmės. Liberalų sąjūdžio savo, sakykime. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio numeris yra 26. Po susijungimo keleto partijų liberalų sąjūdžio gretose jaunimo atsirado labai daug. Nesuprantu, kaip gali būti jaunas žmogus konservatorium. Man tai yra nesuvokiama. Jis gimsta ir yra liberalų. Nebūtinai būti jaunam žmogui sąraše. Pas mus skyriuje šiuo metu kiekvienam susirinkime priimami nauji nariai yra jaunimas. Sąraše turim 25% jaunus žmonės. Matot, iš dalyvaunančių ir čia pakankamai gausu ir procentas atitinka poreikius to, ko reikia dabartiniai politikos rinkai. Ir vidurkis liberalų sąjūdžio yra amžiaus vidurkis 43 metai. Labai gražiai gera patirtis ir jaunimas. Taip, kad liberalų sąjūdis tikrai savo jaunimą matys taryboje, aišku, su jūsų pagalba. Kągi, tikrai didelis dėkui už atsakymus ir labai vertiname tą teisę tarti žodį jaunimui. Jaunimui yra konkretus klausimas. Tai vis dėlto, kodėl alytiškiai, turbūt įsivaizduoja tiek jaunimas, tiek jaunimas turėtų už jūs balsuoti ir ką jūs žadate nuveikti Alytuje. Tai vėl laikantis tos pačios problemos, pirmasis kandidatas yra turbūt Tvarkos ir Teisingumo partijos. Esu Ignas Nastaravičius ir į miesto tarybą noriu papulti tik dėl to, kad matau, kad mūsų miestui trūksta inovatyvių idėjų. Ir atrodo, miestas gražus, viskas čia kaip ir gerai, bet mes neturim savo veido. Vienoje televizinėje laidoje aš tam minėjau problemą, sakykime, mūsų internetinis puslapis, kas dabar yra akcentuojama tiek versle, tiek miestų savivaldoje, neturi angliškos versijos. Jisai apskritai pats kaip puslapis, jis netitinka šiandien standartų. Tokius dalykus pastebėti gali jaunas žmogus ir aibė yra kitų klausimų, kur jaunas žmogus į juos žiūrėtų kitaip negu dabartinė mūsų valdžia. Bet toksai mano požiūris, dėl ko reikia įsileisti jaunus žmonės, nes pasaulis tobulėja, reikia, kad ir miesto valdžia būtų tobulesnė ir latviškesnė. Reikia jaunimo, kad būtų internetinį puslapį. Reikia jaunimo, kad kiekvienas tą problemą ir mano, kad tai nėra problema. Aš esu įsitikinęs, kad tai yra problema. Kaip ateis užsienietis investuos į Alytų, kaip ta medžiaga nepateikta anglų versija. Elementarūs dalykai prasideda... Gerai, aš traukiu jūs. Ar galima repliką? Ar čia Anglija, ar čia Lietuva? Mes kalbam apie... Ar apie Angliją, ar apie... Apie investicijas. Jūs nesupratot minties, jis sakė, patyrę žmonės suprato mano mintį. Visuomenė judėjimo žaliais atstovas. Labą dieną visiems, esu Povilas Tamulinas, galbūt kažkas pažįstate, galbūt ne. 25 metai, atstovauju visuomeninį rinkimų komitetą už Alytų. Kodėl, geras klausimas iš tikrųjų, kodėl turėtų miestelėnai rinkti jaunimą? Aš manau, todėl, kad būtumėm išklausyti, nes būtent mes ir atstovaujame jaunimą, būtent mes esame alytiškiai, būtent mes čia augome, matėme pliusus, svarbiausia pliusus, tiek minusus matėme. Iš tikrųjų, dalyvavome tiek bendruomenės veikloje ir dalyvaujame. Iš tikrųjų, kodėl? Dėl to, kad mūsų būtent už Alytų
komiteto jaunimas orientuosi galbūt į 3 tokius specialias kryptis, tai būtų edukacija, ką galbūt pakalbėsime vėliau, kultūra ir laisvalaikis bei turizmas ir jaunimo verslumo tiesiog didinimas ir tai tiek galbūt. Ačiū. Ačiū. Vidaus sąjungų. Labą dieną, esu Raimona Baranauskienė. Pirmiausia, atsakant į pirmąjį klausimą, kodėl turėtų balsuoti už jaunimą, pasakysiu labai paprastai. Siekiame, kad Alytus būtų jaunimo traukos centru, kadangi jaunas maksimalizmas, ryžtas, noras ir idėjos ir siekiai būtų įgyvendinti ir galbūt jauno žmogaus požiūris ir žmonių, kurie turi ilgametę patirtį komandinis darbas, manau, kad labai daug pasiektų Alytuje. Taip pat manau, kad jeigu mes siektume, kad jaunas žmogus įmonėse turėtų galimybę, kad pavyzdžiui, atliktų praktiką įmonėse ir užsirekomendavę liktų dirbti Alytuje, manau, kad niekas išvyktų šiandien. Ačiū. Alytuje įmonių nėra. Ryti, ne angliškai, kadangi kalbam lietuviškai, tai gal išmokti miesto pavadinimą sakyti Alytus, Alytaus ir taip toliau. Ačiū už pastabą, čia tikrai stengsimės. Darbo partija kad jaunimas grįžtų pirmiausia pažiūrėti iš didesniųjų miestų būtent į mūsų Alytų. Vėliau darysim pastangas ir sieksime, kad emigravusius susigrąžinti atgal į Alytų, padėti įsikurti verslumo srityje, kad kurtų jaunimas verslą, darytų naujas darbo vietas. Taip pat pasižiūrėti gyvenantis visą Lietuvą dirbančias svetima mieste, kas šių laikų technologijų tikrai leidžia tai daryti ir tikrai neverta palikti mūsų miesto. Stengsimės, kad visi grįžtų kiek įmanoma daugiau. Todėl siūlome balsuoti už Darbo partiją, rinkti mūsų jaunimą. Ačiū. Aš toliau, kas numeris yra iš ką? Penktas. Tai toks greitas. Sveiki visi, mūsų Algirdas Gataveckas ir gal daugelis matė mano plakatą, kai aš darau vieną sustingusį judesį ant žmogaus, kuris jau yra ne mūsų, reiškia, nepriklauso jaunimui. Tai tas plakatas rodo paprastą žinutę, kad mes bendradarbiausim su senimu, su žmonėm, kurie turi patirtį. Ir ką aš noriu pasakyti, kad pas mus žmonės jau yra nuveikę ir parodę savo pavyzdžiais. Mes esam pavyzdys jaunimui ir ne tik jaunimui, tai tiek noriu pasakyti. Kaip pavyzdys gali šnekėti, jeigu žmogus negeria, tai jis ir gali patarti negerti. Kai žmogus nevagia, tai ir gali patarti jis nevokim. Jeigu žmogus vagia, jis negali to sakyti. Ačiū. Labadiena, esu Domas Mikulinas, atstovauju Socialdemokratų partijai, o manau į pirmą klausimą atsakymas labai aiškus. Rinkėjai jau supranta, kad reikia rinkti jaunus žmonės. Karta keičiasi ir karta jau iš dalies yra pasikeitusi. O apie mūsų darbus kalbėti turbūt mums yra lengviausia, kadangi mes jau daug darbų esame pradėję, juos reikia tęsti. Tikrai mūsų sąraše yra Kernius Visockas, kuris buvęs studentų atstovybės prezidentas,
aš, buvęs mokinių tarybos pirmininkas, apskaitos stalo pirmininkas, esame įvairių darbo grupių nariai jau dabar. Galime tęsti pradėtus darbus, mums nereikia žadėti, mes jau darome. Tiek. Tai Tėvynės sąjungos kandidatas? Sveiki, esu Kazaras Nevickas. Visi kalbėjo apie kiekybę, mes sakome apie kokybę. Mes turime žmonių, kurie turi patirties su milijoniniais ES fondais, turi praktikos Lietuvos bankuose, Lietuvos banke, Lietuvos bankų konfederacijoje, pirmininkai yra visuomeninių organizacijų. Mes esame motyvuoti posovietinė karta, perfekcionistai, kosmopolitai. Ką mes žadame nuveikti Alytuje, tai kad Alytus ir miestas gyvuotų, turi būti gyventojai ir verslas. Kaip gyventojus pritraukti turime programą 3P. Parama startupam, tai yra pirmiesiams verslams, parama gyventojams, kurie ateina į miestą, jiems būstus įsigyti pagalbą ir taip pat socialinės garantijos. Kaip verslą pritraukti valstybės stabilumas, tai politinės savivaldos stabilumas ir kvalifikuota darbo jėga. Kaip kvalifikuota darbo jėga gauti Lietuvoje bendradarbiavimas ir sintezė mokslo tarp verslo su Alytaus kolegija Lietuvos profesinė mokykla, ką parodė ISM universitetas su vokiško kapitalo įmonė, tą galime padaryti Alytuje. Taip pat pozicionavimas tam tikro sektoriaus verslo, plastiko, perdirbimo medienos. Pramonės parką turime, bet kas iš to, kad yra 7 laisvos ekonominės zonos. Ačiū. Labadiena dar kartą, esu Donatas Vasiliauskas, atstovauju Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžiui. Kodėl reikėtų balsuoti už mane, ne tik už mane, bet ir mūsų, kaip matot, yra puikiai ir tikrai gausi komanda. Mes esame jauni specialistai, nes jaunas amžius tai nėra vienintelis privalumas. Pildant balsavimo biuletenį reikia kreipti dėmesį, ką tas jaunimas, kuo jis užsiema, ką jis veikia ir ką jis yra jau nuveikęs miestui. Aš asmeniškai esu pedagogas, dėstau Alytaus Putinų gimnaziją, dėstau Alytaus kolegijų, esu labai arti jaunimo ir žinau jų problemas. Verslumo ugdymas vienas pagrindinių liberalų prioritetų, kas kalbant apie programą skirtą jaunimui, kaip Alytus gali klestėti, kaip gali kurtis naujos įmonės, jeigu elementarių finansinio raštingumo pagrindų jaunimas neturi. Kalbu ne tik tušiais žodžiais, tą aktyviai jau darau, 2 metai esu įkūręs socialinio verslumo mokyklą. Mūsų mokyklos mokiniai rodo savo gerų pavyzdžių ir kuria verslus, baigdami mokyklą žino, kur nori stoti, mes tą darysime ir toliau. Ačiū Rimui. Buvo galimybė, kadangi tikrai kandidatų yra mažai, laiko nėra daug, nėra paprasta išdėstyti aiškiai mintis, bet turbūt buvo galimybė tai pasikalbėti. Aš dabar norėčiau pakreipti diskusiją tą linkme, kad galėtų atsakyti patys būtent lyderiai, nuspręsti, kas atsako, ar tai kandidatai į merus, ar tai ugdymo kandidatai priekyje, ar ugdymo kandidatai istorijoje. Spręsti jums, bet laikantis tos pačios tvarkos, aš vis dėlto norėčiau, sakysim, paminėti vieną problemą. Tai problema labai gerai išryškinta Alytaus miesto plėtros strategija iki 2020 metų. Ir ta strategija būtent yra panagrinėjusi, kodėl jaunimui nėra, kas labiausia, sakysim, trukdo Lietuvoje įsitvirtinti jaunimui, būtent amžiaus grupėje nuo 18 iki 29 metų. Pirma priežastis ir antra priežastis, tai pirma priežastis prastai apmokamos darbo vietos, antra priežastis tai gali būti, gal nėra taip svarbu, bet pramoginio gyvenimo tam tikras trūkumas. Tai prastai apmokamos darbo vietos arba nebuvimas, pramoginio gyvenimo trūkumas. Kaip jūs konkrečiai, nepaisant to, kad buvo paminėta kelios detalės, kaip jūs konkrečiai ketinate tai spręsti, ką ketinate siūlyti miestui. Tikrai konkrečiai, nes pačių darbo vietų kūrimas, tai savaime nėra atsakymas. Tikimės konkrečių atsakymų. Ir tada kviečiu pasisakyti vėl laikantis tos pačios tvarkos ir teisingumo partija. Tai tikrai, aš suprantu, kad sekundės gali reikėti nuspręsti, kas kalba. Iš tikrųjų, aš perlisiu žodį Ignui Nastaravičiui, nes aš ir taip esu jauniausias kandidatas, tai neišvengiamai visi balsuosit už mane. Tai ačiū, galiu kaip laikyti. Tai, žodžiu, kas dėl darbo vietų? Darbo vietas kuria verslas, kas savivalda ir sakykime, dėl mažų atlyginimų. Jeigu verslo bus daugiau, konkurencija bus didesnė, savaime suprantama ir atlyginimai bus didesni. Tai priemonė tokia skatinti verslą.
Kas dėl laisvalaikio, nu tai čia mano tokia nuomonė yra galbūt kertasi su kitų partijų. Visi dabar garsiai šnekėjome apie slidinėjimo trasas. Gavom pinigus, įrengėm slidinėjimo trasas, taip, tai laisvalaikis, bet jaunimas kažkodėl net nebejoja, kad dalis iš čia sėdinčių net ten nebuvo. Kodėl tai nebuvo? Nes tai buvo paprastai valdomas visas mechanizmas. Ką padarysim? Įliesim į visą veiklą jaunų žmonių ir jauni žmonės žino, ko jaunimui reikia. Pats jaunimas pasakys, kokio laisvalaikio praleidimo formos jiems reikia. O jūs nežinote? Ačiū. Sakė, remsit verslą, kaip tai neaišku. Savivaldybė darbo vietų neturi. Svarbiausia verslą netrukdyti. O apie konservatorių... Tai va šitas vietas reikia mažinti. Tai va būtent biurokratinį mechanizmą reikia mažinti. Ačiū. Tada kviečiu pasiskaityti iš tikrųjų tam įdomumo derliai, tai kviečiam reaguoti ir reikia pasakyti kiti kandidatai, kas buvo pasakyti prieš tai, sakė, turim antrą klausimą. Bet, klausimus aš dažnai replikuoti, triukšmo daryti, leisim tau tikros ribos, tada eisi laukti neklausysi. Tai va, tai kviečiu pasisakyti tada visuomenio judėjimo už Alytų atstovą. Tai spręskit, kas kalbės. Kalbės Povilas, kadangi mūsų jaunimo ir vyresniųjų programinės nuostatos jau išdiskutuotos ir jos yra sutampančios. Ir klausimas būtų Povilui tai pasakyti. Galbūt ir aš atsistosiu šį kartą. Čia diskutuojama yra, kaip plėsti verslą ir panašiai. Mano nuomonė, pirmiausia, tai reikėtų, kad jaunas žmogus neišvažiuotų iš Alytaus. Čia nebuvo paminėta šitam klausime vienas iš aktualių labai dalykų, kad reiškia, ką mes neturime universitetinio mokslo. Mano nuomonė, reikėtų aukštojo mokslo. Pagal statistiką esame vienas iš sportiškiausių miestų, pagal laimėjimus, pagal Lietuvos kūno kultūros departamento statistiką, bet iš tikrųjų reiškia, neturime nieko susijusio kolegijoj su sportu, ar turizmu, ar panašiai. Dėl mūsų idėja yra tokia, kad pirmiausia, viskas ačiū, supratom, tikrai trūksta sportiškumo, viešinimo mokymų. Tada kviečiam pasisakyti Alytų sąjūdžio, vėlgi atstovo ir atstovę, tai... Atsakyto remontą, šiek jaunimo diskusiją. Visų pirma, jeigu pradėsime nuo savęs, jeigu jaunas žmogus yra randantis išeitį įvairiausių būdų, tarkim, išvažiuoti užsienį, bet jeigu mes pradėsime siekti mokslo aukštumų visų pirma, siekti užsitikrinti įmonėse atlikdami praktikas, padėsime jaunam žmogui diskutuodami su verslininkais įmonėse. Manau, kad jaunam žmogui būtų lengviau. Nes pati žinau puikiai, kadangi esu buhalterė ir dirbu įmonėje, kurioje dirba daugiau negu 300 žmonių. Ir žinau, kad yra jaunam žmogui sunku surasti įmonę, kuri galėtų ir priimtų jauną žmogų atlikti praktiką. Kadangi jis turintis labai daug žinių, užsirekomenduoju. Ačiū. Atsakysiu aš, Rima Mitkienė, kadangi ganėtinai jauna, dar prie jaunimo aš to deru, manau. Teko daug prisidėti prie strategijos pačios kūrimo, dėl to tie du dalykai, kurie buvo paminėti, kas reikalinga, tikrai yra labai aktualūs. Kaip darbo partijos kandidatai sieks pagerinti padėtį? Visų pirma, tai kas geriau ar pramonės zona ar lezas? Aš manau, kad pramonės zona yra geriau, nes ten yra mažesni mokesčiai. Tai yra darbo vietų kūrimas ir pritraukimas. Dabar yra pasirašytos 8 sutartys ir tikrai turėsim naujų darbo sukurtų vietų ateinančiam
4 metų laikotarpį išnaudoti pirmo lytaus zoną, pramonės zona. Trečias dalykas, Medvilnės kombinato teritorija turi būti parengti projektai ir pritaikyti verslui vystyti. Antras dalykas, neišnaudota yra Dainų slėnio teritorija, kur gali atsirasti ir darbo vietos, ir tuo pačiu pramogos, pramogų kompleksai jaunimui, kur galėtų praleisti laiką. Ačiū. Lietuvos piliečių nuomonė šio klausimu išsakys mūsų komandos narys Tautvydas. Sveiki visi, esu Tautvydas Tamalevičius, vienas iš kandidatų į tarybą Lietuvos piliečių sąraše. Iš tiesų labai gerai, kad buvo paminėtas miesto plėtros planas ir miesto strategija, nes tenais ne tik įvardinimas problemos, bet tenais iš tiesų yra ir kita informacija, kuri gali padėti atsakyti į šitą klausimą. Tai yra minimas skaičius, kad 60% pagal tyrimą jaunų žmonių Lietuvoje net nežino apie galimybes, tai yra apie visokias lengvatas, kurios yra steigiant verslą. Tai čia ir yra problemos dalinis sprendimas. Aišku, galime kalbėti apie investicijų pritraukimą ir panašiai, bet kas liečia jaunimą, kuris yra čia, tai 60% nėra informuoti pakankamai apie tai, kas jau yra. Ir čia yra būtent tas dalinės problemos sprendimas. Kiti reikalai, kalbant apie jaunimo problemas, tai koks yra mechanizmas, kaip tos problemos yra keliamos į viršų. Kaip mes galime prašyti jaunų žmonių nuomonės, jeigu ta sistema nėra pakankamai išdirbta? Pasižiūrėkime galų galiai į mūsų tą patį portalą, kuris jau buvo minėtas. Ten yra vos keli pasiūlymai, kurie yra jau seni ir nebe patraukli sistema. Tai iš principo tiek aš. Tai atsakysiu aš, Tomas, tai visų pirma apie verslumą kalbant, tai norėčiau pasigirti jau mūsų nuveiktais darbais, tai visų pirma jau šiais metais priimtame biudžete 2 kartus išaugo verslumo skatinimo programa. Lygiai taip pat kaip išaugo ir jaunimo iniciatyvų skatinimo eilutė. Norėčiau pabrėžti, jog labiau replika, kad jau pateikti projektai ir dėl Dainų slėnio kitų rekreacinių zonų tvarkymo. Vizija. Atsiprašau, vizija. Taip pat, kalbant apie iniciatyvas, pramogas, aš manau, kad mes labai daug ir ilgai skiriam dėmesio jaunimo organizacijoms, jų veikloms, nevyriausybinėms organizacijoms. Manau, laikas atsisukti į iniciatyvinės grupės, iniciatyvius jaunus žmonės, tokius kaip čia, alumni klubas, kurie, matot, nemokamai, be jokių pinigų padarė puikų renginį mums. Tai, manau, laikas keisti požiūrį. Atsakysiu aš, Karlas Nevickas, tai ko reikia, kad žmogus gyventų mieste? Reikia, kad jis turėtų būstą, turėtų kur dirbti ir turėtų socialinės garantijas. Kaip būstą užtikrinti? 15 000 maksimali suma eurų, kad žmogus galėtų gauti būstą Alytuje gyventi. Taip pat 15 000 parama gauti verslo pagalbą, verslo liudijimam, startupam ir taip toliau. Ir taip pat darželiam ir kitom socialiniam garantijom iki 15 000 suma eurų, kad būtų užtikrintos socialinės garantijos žmonėms. Taip pat kvalifikuotumas, edukacija, tai susidurima su ta problema, tai bendradarbiavimas su Skandinavijos šalimis ir plėtojimas verslo tarp sektorių tiek Lietuvos, tiek Skandinavijos padėtų kvalifikuoti darbuotojus, suteikti jiems žinias ir naudą patirtų 3 subjektai. Tai žmogus, kuris turėtų darbo vietą, aukštoji mokykla, kuri gautų finansavimą iš verslo ir verslas, kuris gautų kvalifikuotą darbo vietą. Aš dabar savivaldoje esu, ar aš čia sėdžiu? Aš Donatas Vasiliauskas, dar kartą prisistatysiu. Aš norėčiau galbūt vienintelis iš kandidatų tiksliai atsakyti jūsų pateiktą klausimą. Klausimas buvo pramogų trūkumas ir mažas darbo užmokestis. Visų pirma, reikia suprasti tai, kad pramogas kuria verslas. Verslas niekada neinvestuos į tą sritį, kur nėra rinkos, o rinkos nėra vien tik todėl, kad jaunimas pas mus emigruoja. Kodėl jaunimas emigruoja? Jaunimo yra prasti lūkesčiai, nes nuo mažų dienų tėvai šeimoje ir mokykloje kalba į galvą. Čia yra blogas darbo užmokestis, čia nesikuria verslas. Važiuokit, emigruokit, važiuokit į Vilnių, važiuokit į užsienį.
jaunimui reikia įkalti į galvą, kad jis pats gali susikurti savo darbo vietą ir sukurti darbo vietą kitam. Kol to nebus absoliučiai jokių permainų. Neatsiras šiandien pramogų, nes nėra kliento, nėra ir verslo. Kaip tą padaryti, tai yra švietimo sistemos bėda. Verslumo ugdymas. Kodėl Alytuj vienoje gimnazijoje yra ypatingas dėmesys šitam skiriamas, o visose kitose ne? Kaip mano, tai normali situacija? Ne. Ne. Va šitoj srity mes ir dirbsim. Ačiū atsakymus. Leisim paklausti publikai. Mano studentai mokosi aukštosios įstaigos ir kūrė verslus. Šiuo metu netgi gimnazistai sėdintys mokyklos suole yra įkūrę 10 mokomųjų bendrovių, dirba su grynais pinigais. Jau mokyklos suole sėdėtų. Ačiū atsakymus. Aš dabar norėčiau ir dar šiek tiek Žibalą į tą pačią ugnį. Pratęsiant jūsų sakytas mintis. Tai teisingai yra maži lūkesčiai, gal net yra tam tikras taip auklėjimas. Alytus turi 3, sakyčiau, stereotipus. Ir kas buvo kelta diskusija būtent Alytaus savivaldybė prieš metus. Tai būtent pirmas, kad Alytuj jaunimui nėra tokių perspektyvų karjeros. Pirmas dalykas. Aš įsivaizduoju, reiktų tą dėmesį rodyti. Sakykime, reikia sukurti virtualią erdvę, kurioje būtų skelbiamos naujienos, darbo vietos, skelbiamos paramos žmonėms, kurie emigravo. Tad galbūt tas žmogus, kuris dabar dirba Anglijoje, Londone, susikaups tam tikrą kapitalą pinigų ir jisai taip bus ryšys savivaldos su žmogum. Matys apie laisvas darbo vietas, apie finansavimus projektų. Aš manau, kad šitas dalykas yra būtinas, nes mes su emigrantais visiškai nebendraujame. Aš dabar net ko modifikuosiu, tai yra laiko. Tai Ignai, kiek žinau, pats skaičiau, gyvenai Vilniuje, studijavai, turbūt dirbai grįžai Alytų, kas tu privertė sugrįžti? Privertė sugrįžti, tame laiške jaunimui aš tą parašiau, meilė savam kraštui. Ir jeigu turim laiko, tai aš kaip daugelis jaunų žmonių išvykau studijuoti į Vilnių. Ten įsiliejau darbo rinką ir grįžau į Alytų. Čia Alytuje sukūriau veikiantį mechanizmą įmonė, kuri dirba sėkmingai, dirba Alytaus miesto žmonės ir aš nieko nematau, kas čia yra blogai. Ir galbūt jaunam žmogui užtektų tik tais motyvacijos, gero žodžio, už rankos nuvedimo ir tas verslas įsikurs čia. Ačiū. Tada Magdalė. Taip, pats buvau išvykęs iš tikrųjų Anglijoje, tenais mokinausi ir baigiau mokslus. Būtent kaip Ignas sakė, grįžau į čia dėl to, kad myliu šį kraštą. Ir vien tik mylėjimo šiam neužteko, reiškia, grįžau dėl to, kad turėjau galimybę atlikti praktiką, įgauti žinių ir būtent čia parodyti savo žinias ir pasilikau. Todėl manau, kad kaip reikėtų bendradarbiauti, tai manau, reikėtų tęsti, plėsti stovyklų, verslumo stovyklų, tebūnie kažkokias stovyklas, į kurias galėtų išvykėliai pargrįžti, pabendrauti su miesto verslininkais ir taip pačiai gauti praktikos ir galbūt pastebėti, kad ir čia yra galimybių pasilikti Alytuje. Manau, tokia. Ačiū. Gerai, pratęsiant sportiškumas, vienas iš elementų mūsų visinio kalbėjimo veikloje - sportas ir jaunimas. Gali tik mus pritraukti, ar jūs turite kažkokį pasiūlymą? Iš tikrųjų, tai ta pačia prasme mes šiuo metu aš dirbu Dzūkijos krepšinio klube, organizuojame krepšinio stovyklas su užsieniu, vaikų krepšinio stovyklas, profesionalų krepšinio stovyklas ir kviečiame tiesiog savanoriavimo būdu iš užsienio, pats turiu ryšių su užsienio universitetais, tai kviečiu, tiesiog rašau e-mailus, kviečiu, kad atvyktų tiek užsieniečiai, tiek būtent lietuviai į mūsų stovyklas ir taip įgautų praktinę žinių. Ačiū. Aha, tai toliau pagal sąrašą priminkite, kas numeris 3. Prašau. Pirmiausia, pradėdami nuo savęs, kai jaunas žmogus, manau, kad visi man
gal jaunas žmogus tai kitas požiūris, bet to skambaus žodžio, kad meilė Lietuvai, savo šaliai yra būtina. Ir tie, kad jie išvažiavę tą pasigenda. Tai Alytaus sąjūdis aiškiai pasisako, o labai teisingai sako, mažiau barbėkim, daugiau dirbti. Ačiū, visą bus gerai. Ačiū. Darbo partijos kalbės Monika Razumytė, tai yra dar vienas jaunas žmogus, dalyvaujantis šioje salėje. Sveiki visi, ačiū už patikėtą garbę atsakyti iš tą klausimą. Aš irgi turbūt pasikartosiu, kad iš tikrųjų aš esu gyvas pavyzdys, aš atvažiavau čia į Alytų gyventi iš Šiaulių. Nu, kodėl, ne, klausiu, kodėl. Tiesiog todėl, o kas jeigu ne aš? Kas? Aš taip pat buvau užsienį išvažiavus. Kažkodėl sugrįžau, ar ne? Sugrįžau todėl, kad kažką padaryti savo šalį, savo miestui, ar ne? Ir manau, čia atsirado puikiai galimybė. O kas liečia bendravimą su emigrantais ir ne su žmonėmis iš kitų miestų, tai esminis vardiklis, kuris turėtų žmonės sugrąžinti į miestą, ne, tai yra pokyčiai, čia ir dabar, ne kitaip. O bendravimas, žinoma, per bendruomenės, per šventes, mes turime tie, kas esame čia, rodyti pavyzdį. Kitaip nieko neišeis. Ačiū. Viskas taip yra. Taip, Alytaus piliečiai. Noriu pasakyti, kad padaryk, kad miestą būtų gerai, tai žmonės patys atvažiuos. Tai čia daugelis tą ir kalba, ir tai yra tiesa. Galima tikrai daug kalbėti, bet jeigu darbų nebus, tai žmonės neteis. Iš savo patirties galiu pasakyti šitą pasakymą, kad jeigu ką nors padarai gero, tai žmogus pats ateina. Tai aš buvau padaręs, reiškia, parodą Poreikis ir žmonės atvažiavo ir iš Kauno, ir iš Vilniaus, ir iš Panevėžio žiūrėti mano darbų. O paprastai būna, kad alytiškis važiuoja darbų žiūrėti į Vilnių, į Kauną ir panašiai. Taigi, visi kandidatai, didžioji dauguma kandidatų minėjo, kalbėjo apie tai, apie meilę tėvynei, bet aš manau, pasižiūrėkime į kitas priežastis. Tikrai ne dėl to, kad nemyli Alytaus išvažiuoja jauni žmonės. Išvažiuoja dėl to, kad neišvažiuoja dėl to, kad ten maistas skanesnis ar ten gražesnė aplinka, gatvės geresnės. Viskas tvarko ir pas mus Alytuje, bet ko trūksta, tai išvažiuoja darbą ten. Tikrai ne dėl gražesnių gatvių, ne dėl meilės ir manau, jog turime atskleisti tam jaunimui, kuris ten išvažiavęs, kad ir Alytuje yra gerai, kad savivaldybė kompensuoja darbo vietos steigimą, įmonės dokumentų sutvarkymą. Turim tų priemonių, reikia jas būtinai atskleisti, parodyti. Mes dažnas, manau, ir jūs čia sėdintys tikrai ne visi žino, kad yra priemonė. Savivaldybė remia, labai stipriai remia. Tai ir yra bėda mūsų, kad mes nemokame tų pliusų pateikti visuomenę. Pasižiūrėkime, Sibiras atrodo negyvenama vieta, o kiek žmonių važiuoja ten dirbti. Gyvena palapinėse ir panašiai, vien dėl to, kad ten yra darbo. Kai pas mus bus darbo, grįši visi emigrantai. Ačiū. Tai Vilnius Sąjunga. Mano brolis yra Vokietijoje didžiausios pasaulio chemijos kompanijos laboratorijos vadovas. Jis vienas iš iniciatorių chemikų klubo Alytuje alumni. Kas jį paskatino čia grįžti, tikrai ne finansai, jį paskatino altruizmas. Tai visų pirma, ką daugelis kandidatų mini, tai visų pirma altruizmas ves alytiškius grįžti į Alytų, tikrai ne finansai. Tai norint paskatinti grįžti į Alytų ne tik iš altruizmo, turi būti pasitikėjimas ir nuoroda, nuokreipis iš valdžios sektoriaus. To nėra, nes yra tam tikri nepasitikėjimai ir taip toliau. Kas labiausiai pasitikė Seimu, tikrai nedorūs piliečiai, tie, kurie turbūt sėdi už grotų. Ir taip toliau. Tai altruizmas veda, antroje vietoje, bet bus ilgalaikiai
tikslai, ilgalaikė strategija, kurios nepatvirtina valdžia šiandieninė, tai todėl ir nebus tų žmonių, kurie grįžta į Alytų. Ir vėl mokėsim pašalpas, nes nedirbs. Tai kas važiuoja, tas ir mokės. Pabandysiu atsakyti į klausimą liberalų sąjūdžio vardu. Pirmiausia, nuskambėjo siūlymas, kaip palaikyti bendradarbiavimą su į užsienį ar į kitus miestus išvykusiais alytiškiais, kurti kažkokius portalus, kažkokias erdves. Tai yra dirbtinas dalykas, dirbtini dalykai čia nesuveiks. Reikia atsiminti, kad Alytus kaip miestas turi labai daug savų privalumų. Aš nekalbu apie gražias erdves ar meilę miestui, kas yra svarbu, bet tai dar yra ne viskas. Mes turime pigų būstą, puikiai sutvarkytą infrastruktūrą, kas jaunam žmogui ir žmogui, kuris pasiryžęs kurti šeimą, Alytuje yra didelis privalumas. Mūsų tarpe, mano aplinkoje yra daug jaunų žmonių, kurie yra sėkmingi, savo sričių specialistai, verslininkai, studentai, ir jiem Alytuje yra gerai. Turiu dar netgi vieną labai konkretų pavyzdį, kur žmonės iš Vilniaus kuria šeimą, ieško būsto Alytuje, ketina gyventi Alytuje. Tai yra tikrai miestas turintis daug privalumų ir juos reikia išnaudoti. Gediminai. Mūsų programoje yra numatyta konkreti priemonė savivaldybėje įsteigti instituciją, kuri būtų atsakinga už informacijos rinkimą ir bendravimą su emigravusiais. Tiesiog tai būtų portalas, žmogus atsakingas, mylintis Alytų ir tas bendravimas tikrai duotų naudą. Jaunimo kategorija apima labai tokį platų. Nuo 16 iki 29 metų. Poreikiai labai skirtingi yra ir reiktų kalbėti vienai kategorijai, kitai, trečiai kategorijai, ko reikia. Ar galima dar vieną pastabą tokia? Buvo išsakyta pastaba, kad idėja praėjusių metų išdiskutuota, neišgirsta taryboje buvo. Tai jaunimo reikalų koordinatorė, dirbanti savivaldybės administracijoje, yra darbo partijos atstovė. Atkreipkite dėmesį, reiškia informacija įstrigo būtent ten. Pasakyti irgi repliką, kad jūs žinotų, buvo suformuotos darbo grupės, į kurias buvo įtraukti visus lyčių atstovai. Ir jaunimas, ir visuomeniniai, ir vyresnės mišti. Ir negalima idėja turi būti išdiskutuota ir demokratijos vaisiai kartus. Priimama balsų dauguma. Ir tokie veiksmai vyko. Kadangi buvo paminėta darbo partija, tai aš atsakysiu, jaunimo reikalų koordinatorė buvo Vilma Liaukuvienė tuo laiku, o šiai dienai jaunimo reikalų koordinatorė niekada nebuvo ir nėra darbo partijos atstovė. Aš tik tai pasakysiu tiek, kad žmogus sakė iš demokratų, duokit darbo. Gerai, bet jeigu duosiu darbą, bet atlyginimo ne, ilgai dirbsi. Savaime suprantama, už darbą turi būti atlyginta. Mes gyvename ir pastato nieks neduoda. Ir padoras Aš vėl pasinaudodamas tam tikrą diktatūrą prie, kaip pridėjo, tai irgi norėčiau pareplikuoti turbūt savo vardu, bet šiek tiek yra Alytaus Salūnė vardu, kad visiškai turbūt ne, mes matom iš šalies, kad turbūt nėra konkretaus žmogaus, kad savivaldybės taryboje, sakysim, nuopelnas arba tam tikras nesužiūrėjimas, kad tai pasiūlymai buvo neapsvarstyti, nes pasiūlymus svarstė turbūt visa taryba, tam yra procedūros numatytos. Tos strategijos viešinimo metu tai pasiūlymai buvo teikimi būtent įstatymų numatyto privalomų viešinimo metu, buvo teikimas raštu ir kada po to pateikimo dar jos turi būti kaip ir privalo būti diskutuojamas ir svarstamas. Tai tas momentas tikrai buvo, tai tikrai gal nieko asmeniškai, bet ta istorija buvo. Tai va, dabar vis matant, kad turbūt replikos ir diskusijos yra įdomesnės ir vis dėlto įdomesnių, sakysim, dar tikrų kampų iškelia, tai antrą dalį norėtumėm skirti iki pusvalandžio nedaugiau, būtent klausimams iš auditorijos. Ir galima klausti konkretus kandidatų, bet aš primenu šios diskusijos debatų temą, tai būtent jaunimo vaidmuo ir bendradarbiavimas su jaunimu, kuriant Alytaus miesto ateitį. Vėlgi tada keliant rankas, spręsiu vėl tada eiliškumas, kas ką užduodam klausą ir gali rinktis konkretų asmenį arba partiją, kurią tas klausimas adresuojamas. Tai prašau, kelia ranką Liudas.
pirmas, tada klausimas. Liudas Ramanauskas pradėjo stotis AKM 99, aš noriu paantrinti Ryčiui dėl strateginio plano svarstymo. Čia tik tai trumpa replika į analitinę medžiagą, kuri buvo paruošta jaunų žmonių, kurie jaučia tą ryšį su mūsų miestu, atėjo, neklystų, 4 tarybos nariai. Meras pasakė sveikinimo kalbą, daugiau laiko jis neturėjo. Na, o dabar mano klausimas. Jūs esate jauni žmonės. Aš klausimą norėčiau vis dėlto adresuoti jauniems žmonėms. Šiandien neišgirdau nei vieno žodžio – politinė kultūra. Nes tai yra pagrindas mano subjektyvę nuomonę, nuo ko turi prasidėti pokyčiai. Mes matome iš tos diskusijos, kad tos politinės kultūros nebuvimas labai dažnai įtakoja ir sprendimus, kurie priimami savivaldybėje. Norėčiau kiekvieno iš 10 jaunų žmonių paklausti, kas tai yra politinė kultūra. Aš atsakysiu, politinės kultūros. Gerbiamas merė, aš adresuoju jaunėms. Aš pasakysiu vieną dalyką, aš buvau vienos darbo grupės vadovas, tarp kitko, o ne nedalyvauti kalbą pasakiau. Ačiū Jums. Gerai, gal ar galim susidaryti iš jaunimo, kad nebus galbūt iššūkis, jeigu tiesiog eiliškumo tvarka atsakysim. Nieko prieš į tą klausimą liūdų. Tai gerai, prašau irgi iki minutės laiko. Politinė kultūra, kaip Jūs ją žiūrite, ar jas čia? Liūdai, gal galim pakartoti klausimą? Mano klausimas labai konkretus. Kandidatai į tarybos narius, jauni žmonės, jų nuomonė, kas tai yra politinė kultūra? Ne, nu tai gal nekeičiam tvarkos, Politinė kultūra, iš tikrųjų, čia ta tema, kurios sąmoningai, manau, daug kas iš mūsų nenorėjome paliesti, nes aš asmeniškai nenorėjau jos paliesti, nes nenoriu eskaluoti ir toliau mūsų miesto vardą vertinti neigiamai. Nes, sakykime, tie įvykiai, kurie čia tvarkos žiniasklaidoje, aš manau, čia buvo dalinai dėl politinės kultūros nebuvimo. Pirmiausia, aš manau, turi būti žmogumi, išklausyti visų, bendradarbiauti su visais Svarbiausia yra komandinis darbas. Jeigu mes daugžodžiausime, neveiksime ir vienas ant kito kalbėsime tiesiog neteisingus žodžius, blogus žodžius, tai turi būti gera ir pusė ir bloga pusė. Pagalvoju, politinė kultūra, tai turėtų būti pas kiekvieną namuose. Koks paveikslas kabo, kokią radiją klauso, kokią televizijos laidą žiūri ir panašiai. Kiekvienas žmogus viduje turi jausti savo kultūrą, savo vietą ir žinoti, jeigu pas tave nėra kultūros, tai aplinkui jos negali būti. Jeigu pas politika nėra kultūros ir reiškia mieste negali būti kultūros. Kuo daugiau kultūringų žmonių, tuo gražesnis miestas, tuo laimingesni žmonės, nes kultūra įkvepia žmogų. O kodėl žmonės nelaimingi? Nes išblėsus kultūra. Mano klausimas pakankamai akcentuotas ir man turbūt sunkiausia atsakinėti šitą klausimą, bet manau, politinė kultūra tai visų pirma yra išlaikymas komandos, ką manau mes sugebėjome padaryti. Komandą subūrėme stiprią ir išlaikėme ją, aš kalbu apie politinį lygmenį, tarp partijų bendravimą. Ir antra, tai žinoma, išlaikyti ir politikoje žmogiškumą, neveikti už akių ir veikti skaidriai. Ateini į darbą kiekvieną rytą, turi atlikti tam tikrus darbus, turi atsakomybės, turi būti pareigingas, sąžiningas, laikytis tam tikrų įmonės vertybių. Kodėl nėra to valdžios sektoriuje, kuomet ateina žmonės, prisigėrė į savo darbo vietas, kodėl jie keikiasi viešojoje erdvėje, kodėl jie negerbia Lietuvos valstybės. To nėra. Kaip tai daryti, tai turės būti nuo pagrindų ugdoma tik šeimoje, tik bendruomenėje, bendruomenių skatinimas kiekviename mieste. Taip pat pagrindinis dalykas yra šeimos vertybės, Lietuvos pagrindų vertybės ir taip toliau. Nebus pagrindų, nebus ir ilgalaikių tikslų, ir nebus politinės kultūros tikslų. Diskusijos dalyvaujantis ir panašiai. Ugdymas kultūros tai yra šeimoje.
Ir tai turi būti asmenybės pagrindai iki 7 metų. Ir tai mes turime kaip tik skirti dėmesį jauniems tėvams ir jų mokymui vaikų. Tai yra asmenybės pagrindų padėjimui. O viešinimo formų yra ir kitokių. Ne tik tai kameros, kur mes galbūt sugaištume bereikalingai daug laiko. Ir aš už labai informacijos sklaidą ir viešinimą, bet nebūtinai transliacija. Yra prioritetų galbūt ir svarbesnių. Taigi, kultūra esame kiekvienas mes patys atsinešę gana dažnai iš vaikystės, o tobulėti ribų nėra. Mes turime visi. Man tas klausimas nuskambėjo, iš karto pagalvojau, tai reikės man pasigirti. Bet kita vertus pagalvojau, kad tai lyg pasiteisinamas, kodėl aš einu į tarybą. Bet aš nenorėčiau teisintis, darbai yra nuveikti ir kam reikia tai žinoti. Aš manau, kad viena sistema gali pakeisti kitą sistemą. Dabar mes esame nepasiruošę, Alytaus kūdikių šitą vaikų namai yra auklėtinis, tai yra tikrai geri namai, kur žmonės kažko pasiekia, pavyzdys ir Gatavickai. Ir aš užsakęs ir dideliuose diskusijose, mes norim sugriauti vieną, nepastatę kito. Tai yra blogai, džiaugiuosi, kad ministrė yra kitokios pozicijos negu jūsų ir kad ruošiasi parengti žmonės, kas atsakys už vaikus, jeigu mes nesusitvarkom valstybę, nori nuo savęs nusikrauti, sudaryti kažkam sąlygas užsidirbti, iš struktūrinių fondų lėšų ir taip toliau, tai aš kaip daugiavaikis tėvas esu tikrai nuoširdžiai prieš, gerai funkcionuoja ir vakar buvau, sustinki, visi gerai prižiūrėti, aprengti, pavalgę ir taip toliau. O kažkas nori ir per šitą vietą kurti. Tai šiuo atveju galim paaiškinti prezidentai, kad jie neįsigilinus į situaciją ir bandom kritikuoti viskas, kas vietą vyksta. Aš su tuo klausimu irgi reikalų turėjau miesto taryboje, tai man klausyti tokių kalbų populistinių yra gėda. Jų ne taip gerai tuose privačiuose namuose yra. Ir prievartavimų mergaičių, ir išniekinimų ir taip toliau. Kūdikių vaikų namų, ar kaip tenai vadinasi, ten yra tvarka, kad 121 vietoje čia yra, netitinka Europos Sąjungos standartų, bet ten yra tvarka. Ir teisingai sakė meras, norint kažką keisti, reikia žinoti, į ką keisti. Buvo viceministras, gausite 30 milijonų, renkite planą. O kur tie milijonai? Ne savivaldos reikalas skirti pinigus. Skirkim dalykus ir skirkim du dalykus, ką gali savivalda ir ką negali savivalda. Čia yra valstybės problema, kurią tikrai mes turim spręsti. Ir jūs, jauni žmonės, būtent turit prisidėti prie tų problemų sprendimo. Matom Norvegijos atvejus, ten kitokias problemas jie turi su vaikais, su vaikų auklėjimu. O čia ne vien savivaldos kompetencijoje, tai yra visuomenės moralės atspindys, kad yra vaikų namai, kad yra paliekami vaikai, kad jiem reikalinga valstybės padidintas dėmesys ir priežiūra. Taip, kad čia mes turim dar nertus dirvonus. Šį priklauso nuo gyvenimo bendro lygio. Aš būtino dėl to, kad jūs pasakėt, kad tai yra gėda, kad Alytus turi tokius didelius vaikų namus. Tai visų pirma, tai yra darbo įstaiga, į kurią patenka vaikai iš Lazdijų, iš Druskininkų, iš Prienų, iš Alytaus rajono, iš Alytaus miesto. Ir dėl to tie vaikai turi geras sąlygas, manau, tikrai teko neseniausiai lankytis, turi geras sąlygas ten lankytis, o Alytus turi sukurtas darbo vietas. Visos Lietuvos problema yra dideli vaikų namai ir kad juos reikia mažinti ir ta decentralizacija. Tačiau, kaip ir buvo paminėta, negalim išnaikinti to, išdraskyti to, nesukūrę nieko naujo. Taigi socialinės apsaugos ir darbos ministerija, darbo partijos ministrė tikrai eina tuo keliu. Pirma, sukurti naujus mažesnius darinius ir tik tada išdraskyti tą didelį darinį, kurį jūs įvardijot kaip gėdą. Aš to gėdą neįvardinčiau dėl to, kad aš manau, tai yra pačios visos Lietuvos moraliniai klausimai, kodėl tie vaikai atsiduria ir jie turi būti sprendžiami kompleksiškai. Ačiū. Aš jau norėčiau pasisakyti, sutinku tikrai su prezidente.
Alytaus savivaldybėje kartais užstringa kai kurie projektai. Patys gerai žinot, kad seniūnaitijas įsikursim vieni paskutinių Lietuvoje. Taip, kad ir su vaikų globos namais, aš manau, vyksta panašiai. Ačiū. Aš galiu pasisakyti. Prašau, vaikų namai. Gerai, tikrai. Čia buvo daug pasisakyta ir aš galvoju, kad ir taip yra. Aš tikrai daug seminarų vedu ir važiuoju į, ko gero, buvęs beveik visuose globos namuose Lietuvoje. Ir galiu pasakyti iš savo patirties, kad yra Alytaus ir Viešvilės globos namai vieni geriausių skaičių vaikų, nes Viešvilės irgi nemaži. Problema yra, aišku, jinai yra, bet jinai daug sudėtingesnė negu paprastai atrodo. Ir tą klausimą spręs būtinai reikės ir dėl to aš savo judėjimą, reiškia, Alytaus piliečių ir buvau pakviestas. Dėl tokio klausimo, reiškia, dėl kultūrinių dalykų. Tai šitą klausimą mes būtinai liesim ir spręsim. Ir ačiū, kad išklausėte. Kaip jūs pats vertinate? Ar Alytaus namai jau tokie blogi, kad nuo rytoj... Ne. Aš buvau pasakęs, kad mano galvo, kad Lietuvoje globos namai Alytaus ir Viešvilės yra vieni geriausių. Gerai, ačiū Jums. Aš tik noriu atsiaplikuoti, kad mano klausimas nebuvo apie tai, ar kaip blogai, kad palieka vaikus tiesiog ir... Taip, partija Tvarka ir Teisingumas pirmiausia nori priartinti valdžią prie žmonių. Mes visi matome, kad mūsų savivaldybė yra blokuojama demokratija visokiausiais būdais, netgi einama iki aukščiausių teismų. Ir kaip žinome, aukščiausias teismas yra įpareigojęs Alytaus miesto savivaldybę įsteigti seniūnaitijas. Todėl mes įsipareigojame įsteigti seniūnijas, taip priartinami miestiečius prie miesto valdymo. Kitas mūsų pažadas yra metų bėgyje pasirašyti kontraktus dėl kvartalinės renovacijos, taip atpiginant miestiečiams išlaidas už komunalinius mokesčius. Ir taip miestas taptų patrauklesnis sugrįžti tiek ir jaunimui, tiek ir vyresniems. Kaip žinome, Alytus buvo kažkada šeimos miestu. Dabar matome, kad reiškia, yra net ant tokios ribos, kad turime uždaryti mokyklas, darželius. Todėl mes tenksimės, kad Alytus taptų šeimos miestu. Tikrai sieksime, kad verslas investuotų ir Alytus vėl atsigautų, kaip, sakykime, Tarybų sąjungos gal laikais, kad būtų pramonė išvystyta. Jūs nebijokit to žodžio, Tarybų sąjunga, nežinau, kas čia įvarė tą baimę, ten buvo ir gerų dalykų. Šie rinkimai yra išskirtiniai tuo, kad merus renka tiesiogiai. Ir savivaldos įstatymas yra papildytas būtent kai kuriais pakeitimais, suteikiančiais merams kitą atsakomybę ir kitą atskaitomybę gyventojams. Taigi, pagrindinis dalykas seniūnaitijos, noriu jau pasakyti, kad sekančios tarybos posėdėje jau jos bus patvirtintos teritorinių pobūdžių, jau jos yra komitetuose apsvarstytos, jos bus. Tačiau pagrindinis mano uždavinys būtų tai bendravimas, išklausimas bendruomenės ir atskaitomybė. Tokiu būdu būtų ir viešinimas padarytų darbų, o taip pat bendruomenės lūkesčių surinkimas ir sprendimų priėmimas racionaliai panaudojant lėšas. Ačiū. Tikrai pasakų sekti nesiruošiu. Mano programa yra lankstinukuose, laikraštėlėje, 7 žingsniai kitokia Alytaus link. Ir ten trumpai paaiškinta, kaip ką aš atliksiu. Pirmas darbas – revizuoti vykdomus projektus.
būtina ir įvykdžius reviziją, ką padarysime per savo kadenciją. Užsibrėžti tiksliai, kad turėtume atskaitomybę alytiškiams. Mes pasakėm tą, padarėm tą, kad būtų abipusis ryšys. Čia yra pirmas. Antras, kiekvienas verslininkas, Alytuje yra labai stiprus investicijų skyrius, bet funkcijas tai perskirstyčiau. Kiekvienas verslininkas atėjo su idėja, būtų priskirtas darbuotojas, kur nuo idėjos iki detaliojo plano į visą paramą būtų atsakingas žmogus. Ir tiesiog nuosekliai su juo vaikščiotų, ką galima, ką negalima atlikti. Nes dauguma jaunų žmonių tą nežino, kaip reikia daryti. Tai čia antras. Ir trečias būtų labai aiškus ir paprastas. Jeigu mes galvojam apie jaunimą, užtenka jiem pasakoti, bus žalia, bus raudona, žiūrėkit, kaip viskas bus gerai. Nieko nebus, jeigu nesukursim darbo tų pačių vietų, jeigu nebus atlyginimas. Ir va tą linkme, ką padaryčiau, tai tikrai reikalauti, kad mokyklos nebūtų uždaromos. Nes jau yra numatyta, kad reiks uždaryti mokyklą. Galima tą klausimą išspręsti tik vienu būdu. Turim mokinio krepšelis būti padidinamas. Lenkijoje jis yra dvigubai didesnis. Tai kodėl mes savo vaikus skriaudžiam? Tada konkrečiai ir glaustai, taigi dideli darbai prasideda nuo mažų. Ir kadangi užduotis labai paprasta, 3 darbai. Vienas darbas, pradėsiu įvardinsiu nuo mažo darbo, tai yra Rotušės aikštėje padaryti elektroninį reklaminį stendą, kuriame būtų skelbiama apie kultūrinius sporto renginius, viešinami tarybos priimami sprendimai, na ir kitokias galimybės jį panaudoti. Antras darbas, kurį numatom ir manau jį gyvendinti nebus sunku, jeigu patikėsite darbo partijos komandą, manimi kaip mero ir kadangi sąlyčio taškus turim ir su tvarka ir teisingumu, tai yra kvartalinė daugiabučių namų renovacija. Savo mero programoje esu pažymėjusi, kad renovuosime ne mažiau 111 daugiabučių namų. Tas duos efektą, tai yra leis turėti komfortabilesnę aplinką ir sumažinti komunalinius mokesčius. Tai yra pagrindinį, kas yra svarbu, šildymo kainas ir be abejo estetiškai padaryti miestą gražesnį ir patrauklesnį. Na ir trečias darbas, kurį įvardinsiu ir užsiduosiu savo kaip tikrai didelę užduotį, tai yra kompleksiškai sutvarkyti Dainų slėnį ir išnaudoti statomą tiltą ir padaryti komerciškai patrauklių vietų, kad ten atsirastų ir darbo vietos verslui ir tuo pačiu pramogos jaunimui. Ačiū. Tapęs Alytaus miesto meru, aš pažadu, kad dirbsiu sąžiningai, skaidriai ir garbingai. Skatinsiu miesto gyventojų iniciatyvą, įsiklausysiu jų nuomonę ir ją gerbsiu. Garbingai atstovausiu Alytaus miestą tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų. Na ir skatinsiu miesto naudingas iniciatyvas, visomis ir galimis sieksiu pagerinti miesto gyventojų gerovę. Tai ką, aš manau, kad mums lengviausia sosdėvam, todėl kad nereikia pratęsti tuos darbus, kuriuos jau darėme. Tai yra toliau sėkmingai pritraukti investicijas į pramonės parką, pasižiūrėkit, kiek dabar paskutiniu metu ten pasirašyta sutarčių ir taip toliau. Kitas, ką mes darėme, tai net padėti išlaikyti sukurtas darbo vietas toms įmonėms ir gerinti infrastruktūrą privažiavimus ir išlaikyti kontaktą, čia daugelis sako, kad aš labai gailiuosi, kad tvarka ir teisingumas su šurkum prieš akį nežino, kad kontaktai su žmonėmis, įsiklausymai, kiekvieną darbo grupę įtraukime visuomenės atstovai ir taip toliau. Tai čia tas, ką mes tęsime,
garažysime miestą, didinsime infrastruktūrą, kurie reikalinga jauniems žmonėms, o konkretus darbai, aerodromas, tikriausiai visiems akivaizdu, kad yra tos galimybės, viskas į tą pusę važiuoja ir už porą metų, manau, kad mes tikrai turėsime tokį aerodromą, kuriuo gali naudotis ne tik lietuviai, bet ir lenkai, yra tam tikras pradėtas bendradarbiavimas ir manau, kad tai bus. Kitas dalykas, Dainiaus mėnesį pritariu Rimutei, tai yra sena miestiečių, ta prasme, vieta, kur reikėtų atgaivinti, sukurti visą infrastruktūrą, irgi vizijos konkursai paskelbti ir tas tikrai, manau, bus padaryta. Ir trečias dalykas, kuris būtinas Alytui, manau, ne vien tik Alytui, bet Dzūkijos regionui, tai reikia su vyriausybės pagalba ir taip toliau iš Kauno į Alytų ir toliau pratęsti normalų gerą susisiekimą, tada ateis investicijos daug didesnės į pramonės parką ir bus visiems daug geriau ir Alytų žydės ir klestės. Ta aš galiu pažadėti, niekada nežadu, ko negaliu ištesėti. Tiek. Mėlyje, pradėčiau nuo to, kad vis tik tai reikėtų padidinti mūsų politinę kultūrą ir tuo pačiu atnaujinti, atšviežinti ir pagerinti visos Dzūkijos sostinės įvaizdį, šiandien labai patriotą viso Lietuvoje. Alytus yra neišpasakytai didžiulė konkurencijoje, pirmiausia, tarp visų Lietuvos miestų, pirmiausia su Vilniumi. Čia jau nekartą minėjomės. Ir mes iš tikrųjų matom realius sprendimus paremtus konkrečiais pinigais. Jų reikėtų, mano skaičiavimis, nedaug, maždaug 200-250 tūkstančių eurų per metus. Tai leistų, antras būtų uždavinys, mums remti šeimas, kurios įsigyja pirmąjį būstą Alytui, ir remti asmenys, žmonės, jaunus ir ne tik su idėjom, kurie steigia pirmąjį savo verslą. Tokie 3 uždaviniai, mūsų sąrašo numeris 3. Linkiu balsuoti už mus. Išrinktas Gediminas Jegelevičius į Alytaus miesto tarybą padarys pirmosius darbus į tarybą padarys, jau jis padarys tada. Ačiū, Jurgi. Programoje yra parašyta, pradėsiu nuo pirmas darbas, kompetentinga komanda. Tai be to nieko tu negali padaryti. Tai moralios, kompetentingos komandos subūrimas, mero pavaduotojas, administracijos direktorius pavaduotojai. Toliau, visi kiti darbai yra procesas arba politinis palaikymas. Kad padarysiu, būdamas meru, dirbdamas meru, būtų amoralu sakyti, reikia sakyti, padarysime politiniai daugumai palaikant. Tai būtų finansų pritraukimas į Alytaus miestą. Visi kalbam, ką padarysim, tai yra pinigų išlaidavimas, o apie pinigų pritraukimą ir gavimą nelabai kas kalbam. Tai mero pagrindinis darbas, tai yra ne darbas, o procesas visos kadencijos metu, tai yra finansinių išteklių pritraukimas. Ir trečia tokia procesinė veikla būtų, tai yra skaidri, atvira veikla, tariantis su bendruomenė. Visos partijos apie tai kalba, bet kol kas to Alytaus mieste nebuvo. Pažadu, kad tai būtų tikrai padaryta. Tai dar kartą grįžkime atgal, tai yra komanda, yra atvira skaidri veikla ir finansų pritraukimas. Tai yra mero kaip kapitono, komandos kapitono pagrindiniai kertiniai veiksmai. Ačiū.